Sveiki, Basket News žurnalistas ir TV3 sport komentatorius Jonas Lekšas vėl su jumis. Tęsiu darbus po geros praėjusios savaitės, vėl bandysiu paprognozuoti, kas čia vyks tiek Eurolygoje, tiek Lietuvos krepšinio lygoje ir pradedu nuo pirmojo mačo šią savaitę Eurolygoje ir iš karto pradedu nuo grandų susitikimo. Stambulo Anadolu Efes namuose priima Madrido Realą. Madrido Realas turi labai įtemptą tvarkaraštį dar antradienį. Žaidė rungtynės su Luka Dončičiaus, Dallaso Mavericks, draugiškas susitikimas, bet tai vis tiek kainavo jėgų, neaiški situacija sveikatos dėl Valterio Tavareso ir Gabrielio Deko, neaišku, ar jie galės žaisti ketvirtadienį, jeigu ir galės žaisti, neaišku, kokios jie būklės. Tuo metu Stambulo Anadolu Efes gavo šaltą dušą Barcelonoje, bet galutinis rezultatas kažkiek iškreipė bendrą vaizdą. Ketvirtajame kėlinyje Barça įgijo dviženklę persvarą, nors 3 kėlinius kova vyko taškas į tašką. Daug gerų metimų prametė labai Vilas Klaiburnas, Derisas Thompsonas atrodo dar neįsivažiavo naujoje komandoje ir tai yra tų naujokų skausmai naujose komandose. Vis dėlto Anadolu Efes, manau, kad yra labai solidus varžovas Realui ir čia pamatysime tikrai gražią akistatą. Mano prognozija, kad Stambulo Anadolu Efes prie savų sirgalių iškovos sudėtingą pergalę. Ir jau penktadienis ir čia namuose pirmąjį savo Eurolygos mačą žais Kauno Žalgiris, jie priima Belgrado Crvena Zvezda. Pastaraisiais sezonais šių komandų susitikimai tapo principiniais ir abi komandos Eurolygoje iškovojo pergalės pirmosiuose turuose. Taip pat prieš sezoną jau susitiko tarpusavyje draugiškame turnyre Kipre, tuomet Žalgiris dramatiškai 85-84 įveikė Crvena Zvezda, bet joje tuomet nežaidė Šabazas Neiperas, komandos lyderis, kuris realiai galima sakyti, kad drąsiai yra top 5 žaidėjas visoje Eurolygoje. Tą galėjome pamatyti jau pirmajame ture šiame sezone. Šabazas Neiperas tikrai užkuria visą komandą, kuri turi gilę labai rotaciją, 12 lygiaverčių krepšininkų, realiai net ir 15, dažnai 3 lieka už brūkšnio, tie žaidėjai, kurie daugumą Eurolygos komandų rastų savo vietą ir bent jau sezono starte gal šis sudėties gilis ir nepasijaus taip stipriai, galbūt kartais net ir pamaišys aiškinantis rotacijas, tačiau ilgoje sezono atkarpoje manau, kad Crvena Zvezda tik iš to išloš. Kauno Žalgiris tikrai neįtikina sezono starte, Bolonijoje tikrai pasisekė sugrįžti nuo -15 2 kartus, žaidimas nebuvo pats gražiausias, bet kokybė sezono starte per daug ir nereikėtų tikėtis, bet mačai Lietuvoje tikrai kažkiek neįkvėpė. Tai buvo vienas kartas su Pasvalio komanda, galvojau, kad tai nebepasikartos, bet labai ilgai Žalgiris vargo ir Telšiuose, kur tik ketvirtajame kėlinyje nugalėjo Mažeikių komandą. Vis dėlto galvoju, kad savi namai sustabdys Belgrado Crvena Zvezda uraganį puolimą, kažkiek pakels ir Žalgirio skaičius ir galvoju, kad Žalgiris ne pačioje gražiausioje akistatoje iškovos sudėtingą pergalę. Tas pats penktadienis ir dar vienas Eurolygos grandų susitikimas. Šį kartą mano akis krypsta į Pirėjų, kur vietos Olympiakos priima Barceloną. Abi komandos taip pat iškovojo pergalės Eurolygos starte. Olympiakos laimėjo dramatišką Graikijos grandų derbį, ten buvo įspūdingas susitikimas. Tuo metu Barcelona pritildė skeptikus, jau minėjau, nugalėjo Stambulo Anadolu Efes. Vis dėlto reikia pirmiausia kalbėti apie Pirėjo Olympiakos traumų virtinę. Lukas Sikmas su Makisiku tikrai negalės žaisti šią savaitę, iškrito kuriam laikui iš rikiuotės. Neaišku, kokia bus Williams Saugoso situacija, taip pat Mustafa Falas jaučia kelios skausmus ir visko gali būti, kad visi šie 4 krepšininkai praleis susitikimą su katalonais. Tuo metu Ignas Brazdeikis turėtų debiutuoti su Olympiakos marškinėliais, labai intriguoja, kaip lietuvis atrodys naujoje Jorgo Barcoko sistemoje. Ir vis dėlto, kad ir kas bežaistų, Olympiakos jau šio sezono startį įrodė, išvyko Vezinkovas, išvyko Slukas, tačiau sistema veikia, kamuolys sukasi, žaidėjai be kamuolio juda labai gražiai ir tą jau matėme mače su Panathinaikos. Tuo metu Barcelona neturėjo dar tiek daug kritinių situacijų, ką parodė praėjusią savaitę prie Olympiakos, kaip jie sugeba išgyventi tokiais momentais ir galvoju, kad taikos ir draugystės sporto rūmose tų kritinių situacijų bus ne viena ir tai palauš katalonus, prognozuoja pergalę Olympiakos. Su Eurolyga šią savaitę tiek, keliamės į vietinį frontą ir šeštadienį laukia labai įdomus susitikimas Panevėžyje tarp Vietos 7bet Lietkabelio ir Vilniaus Wolves. Abi komandos sezono starte atrodo prastai, Europos taurėje šią savaitę žaidė tik viena komanda. Dėl siaubingų įvykių Izraelyje buvo nukeltas Wolves susitikimas ir tai turėjo būti pranašumu Panevėžio komandai, kurie Europos taurės susitikimą žaidė antradienį. Tuo metu Wolves būtų keliavę ir grįžę tik tais ketvirtadienį. Vis dėlto visą savaitę dabar Kęstutis Kemzūra ir jo auklėtiniai turi galimybę ruoštis prieš Panevėžio ekipą ir galvoju, kad dabar tai taps jau Vilkų pranašumu.
Šiaip labai lygios atrodo komandos, atrodo, kad komplektacijoje buvo pridaryta nemažai klaidų ir tiek vienam, tiek kitam klubo vadovui yra nemažai klausimų. Šiuo atveju Donatas Zavackas tapo naujoju komandos sporto direktoriumi ir manau, kad sezono eigoje gali būti permainų tiek vienoje, tiek kitoje pusėje. Vis dėlto mano prognozė, kad Wolves bus šeštadienį šviežesni ir jie laimės. Savaitę užbaigus dar vienu susitikimu Kaune ir čia vietinis frontas Kauno Žalgiris priima Virginijaus Šeškaus treniruojamą Jonavą. Abi komandos, kad ir kaip būtų keista tai sakyti, žengia be pralaimėjimų. Prieš sezoną nurašyta Jonava tikrai atrodo su vidutinė komanda sugeba kurti stebuklus, tiek įveikė paskutinėmis sekundėmis Šiaulius, tiek ir neįtikėtina dramą laimėjo Pasvalyje, kur atrodo jau tikrai buvo pralaimėtas mačas, bet Virginijaus Šeškaus magija, ar kaip tai pavadinsi, vis dar tęsiasi. Tuo metu Kauno Žalgiris LKL buksuoja, jau minėjau apie mačius su Pasvalio ir Mažeikių komandomis ir galvoju, kad šie susitikimai turėjo kažkiek pažadinti komandą. Kazys Maksvytis garsiai jau apie tai kalba ir spaudos konferencijose, ir patys žaidėjai ant savęs girdėjau tikrai buvo supykę po tokio antro nesėkmingo mačo LKL, kur reikėjo kaptytis paskutinėmis minutėmis ir galvoju, kad nesvarbu, kaip be pasibaigs mačas su Belgrado Crvena Zvezda, sekmadienį pamatysime visai kitokį Kauno Žalgirio veidą LKL, ten nuo pirmųjų minučių turėtų būti jų susikaupimas. Tuo metu Jonava jau dabar gali džiaugtis pasiekimu 4-0 ir didelių šansų jie Kaune neturėtų turėti. Šią savaitę tiek, sekame visas rungtynes tiek Eurolygoje, tiek LKL, krepšinis tęsiasi, o mes dėl to džiūgaujame. Iki.